Ar tu esi girdėjęs vardą Koba? Ne. Koba yra pavojingas vaikinas, galintis padaryti bet ką. Mes esam kerštingi žmonės. Ar jis mane pjaustelė savo durklų? Nesijuok. Jis perpjaus tau gerklę, jei tai pasirodys reikalinga. Čia tau ne didžioji Rusija, o senoji Azija. Nepamiršk šio vardo ir būk ypatingai atsargus. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia Proto Pemza. Sveiki sugrįžę į Proto Pemzą, dėdiškų špausavimų, krenkštimų ir riaugais vėl kutenančią jūsų audio konsumacijos svogūnėlius. Jums, kaip ir visada, turinio paštetą turtingai ant egzistencinės bagetės tepa specialusis pasiuntinys atstumo skaičiavimo klausimams Tomas. Ahoj. Klausimų ir žingeidos gubernatorius Povilas. Labas. Tiesos adoracijos šventikas Vilius. Labas. Ir aš. Jūsų nedraugiškas draugas Aivaras. Šiandien pradedame trečiąją oficialią Proto Pemzos epizodų trilogiją. Pasižokę Vavelyje su Sigiu ir pasivažinėję senais automobiliais su Karpiu, šįkart serviruojame jums bene didžiausią mūsų iki šiol apkalbėtą sunkųjį smūgiuotoją. Pasikalbėkime apie Josifą Visarionovičių, Džiugašvilį, Soso, Kobą, Kato, Sefinį ir dar velniai žino kas Staliną. Čia vienas žmogus? Taip, čia vienas žmogus ir maža dalis jo pseudonimų. Sosa? Soso. Soso? Dar blogiau. Ir dar Soselo. Dieve, kaip asiliukas zoologijos sode. Tokį pasirinkimą lėmė 3 priežastys. Pirma, Stalinas yra neabejotinai viena žiauriausių ir blogiausių personų egzistavusių pasaulio istorijoje. Antra, šios personos blogio nešamas tvaikas atėjo ir iki mūsų, tiesioginė to žodžio prasme. Ir trečia, nepaisant to, kad kai kuriais rodikliais Stalinas ir perspjauna tokius veikėjus kaip Hitleris, ir lietuviškame, ir užsienietiškame pramoginio istorinio sapaliojimo žanre, jam palyginus su Sūtrauk Adolfu yra skiriama tikrai mažokai dėmesio. Nusprendėm kiek aplopyti šią padėtį ir, stiprybės jums ateinantį mėnesį, jei nenorite klausyti apie vieną blogiausių visų laikų žmonių, kuris prie visko dar turėjo ir tiek turinio prigrūstą gyvenimą, kad jis patenkintų net ir šio laikinio dėmesio nesutelkiančio tiktokerio sensibilumus. Ai, tai voko tu toks užsiknisęs kelintą savaitę vaikščiai. Neina susišnekėti net labiau neįprastai. Oi, sorry, kad nesu laimingas ir išsišiepęs diena iš dienos. Bet taigi žinai, kad gali kreiptis ir pagalbas, jei nebepavežiau, Žinai, medžiagos epizodui daug, kiti dalykai irgi nervuoja, kad jau užsiminė apie vežimą, biesina, kad dar ir su mašinos paieškom bėdų turiu. Pameni, pasakojau, kad... Žinai? Tomai, povelnių, bent pavaidint galėtum, kad rūpi bėda pas draugą. Ne, vėliau, čia ne dėl to, kad man nerūpi, ale dėl to, kad esu orientuotas išyk in sprendimus. Ir kaptyčia turiu vieną, kad jis padės. Galiu lažytis. Davai, esu tokiam taške, kad net į Lenkiją galvoju važiuoti. Nereikės. Kodėlgi nepasidomėjus automobilio prenumeratą iš MyBee? Einin myBee.lt, užsiregistravęs renkiesi patinkantį automobilį, prenumeratos sąlygas, papildomus pribumbasus ir atsiimi tą pačią dieną. Po prenumeratos galėsi spręst, reikia tokios mašinos ar ieškai toliau. Skamba kaip daug bėdos. Kas jei mašina jau nudrožta ar dar sugenda? Tai kad žinok, ten išsyk nauji iš gamintojų ateina. O ir su prenumerata gali užsitikrinti ir visas pagalbos keliai paslaugas. Draudimas irgi inskaičiuotas. O jei vis tiek pagės ilgiau nei dienai, pasiūlys dar pakaitinę karietą. Blemba, žinok, per gerai čia skamba. Ne per gerai skamba, o žinok, tiesiog gerai. Žiūrėk in MyBee, kaip in vos nerūpesčio savim paiešką. Atsipalaiduosi, galėsi daugiau laiko skaitimui ir rašymui skirti vietoj visų nesąmonių su pirkimu, priežiūra ir pardavimu. Vos ne kaip geras masažas. Pardavinėjai taip, lyg tau kas pažadėta būtų. Ne mano, tau pažadėta. Tai, žinai, iki myBee.lt ir iki 2024 lapkričio... Iki myBee.lt ir iki 2024 metų lapkričio 20 panaudojęs kodą PROTOPEMZ 150
gausi net 150 eurų nuolaidą sutarties mokesčiui. Padaryk savo paslaugą. mybe.lt ir kodas PROTOPEMZ 150. MyBee! Atsipalaiduok ir išvenk rūpesčių automobilių. MyBee! Gyvenimo turtingumas dažnai turi ir minusų, ypač jei jo protagonistas yra užkietėjęs melagis ir sukčius. Surprise, surprise, toks buvo ir Stalinas, gebėjęs net savo gimimo datą sumutinti, ką jau kalbėti apie kitus gyvenimo epizodus. Tad visokiuose straipsniuose tikrai teko pasikasinėti, tačiau bene svarbiausias šiam epizodui naudojamas šaltinis bus britų istoriko Simono Sebago Montefiore Young Stalin. Tiems, kas dar nėra skaitę, nešu stipres šios knygos rekomendacijas. Tiršta informacija ir įdomiomis detalėmis biografija tiesiog persmelkta ir nepaisant visako gausos, skaitosi labai neblogai. Tai check it out. Nereiks tiek kankintis kaip man, konspektuojant iš visų pusių. Ranka paskaudo klaviatūrą baksnuojant. Šiaip tik kalbi, lyg tu ten telefonu būtum viską konspektavęs. Nu ne, normaliu kompiuteriu. Ale tai bent jau su normalia klaviatūra? Ką? Kad man pakanka ir tos, kur turiu. Nu, kai svarbu, kad tau plukdo tavo valtį. Kad žinok ir nelabai noro yra, kiek tenka lankytis ar konsultuoti su visokiom IT krautuvėm ir centrais, tai jau tokie užrietę nosį, kad atrodo girtas pas kunigą ostijos prašyta atėjai po kebabo su česnakiniu 3 valandą ryto. Kam nebūna? Kad ir kaip jie reaguoja, man atrodo, tai yra normalu. Šitą, Aivarai, o Skytech nebandėjai dar tikriausiai? Ne, ir. Ko gero, žinok, draugiškiausias prekybos kompiuterinė ir skaitmeninė technika prekybos tinklas. Faini ir vadybininkai. Atrodo, padeda išsirinkti tai, ko reikia tau, o ne kas brangu, ar ką sandėlis spaudžia išparduoti. O, tai gal ir parekomenduotum ką vėliau? Man kažką po opiumo karo ir praverstų kokią patogesnę spausdyklą. Kaip tyčia yra vienas geras aukštos kokybės variantas. Logitech MX Keys itin patogi žemo profilio klaviatūra su ergonomiškai išlenktais klavišais, kad klaidos ir triukšmas sumažėtų. Su išmaniu apšvietimu. Pilnai pakrauto laiko 10 dienų, o jei išjungs apšvietimą, tai net ir iki 5 mėnesių. I know. Turi greito perjungimo tarp prietaisų funkciją. Lengvai prijungsi net prie iPad'o ar Android'o tabletės. Pats tas į daug dirbi ir ieškai kompaktiško varianto be pseudo gageriškų plasmasių priklijuotų šonuose. Tai brangu? Ne! Tikrai nebus brangu. Skytech siūlo bene geriausią kainą rinkoje. Eik į skytech.lt /MX ir sužinosi visas detalės. Nesumaišyti su NX. Eik tu man. Net apžvalgų galima pasižiūrėti, kad tikrai neapsigautum. Skynet.lt sakei, ne? Per daug terminatorius, Tomai, žinok čia. Skytech.lt /MX. Rasi ne tik Logitech MX Keys. Wow. Bet ir dar visą eilę kokybiškų produktų su puikiu aptarnavimu. Persikelkime į XIX amžiaus antrosios pusės Rusijos imperiją. Kitaip tariant, tą politinio darinio ekvivalentą indiškam eismui miestuose. 1878 metais eina paskutinysis caro Aleksandro II gyvenimo trimetis, pasibaigsiantis 1881 metais Sankt Peterburge žiemos rūmuose po Narodnąją volę aktyvisto mestos bombos. Be nuluptų kojų ir su atvira pilvo ertme kraujui bei žarnoms liejantis laisvai. O, visai kaip dalis rusų Ukrainai dabar. Tai yra tik mažytis epizodas palyginus, tačiau pasako nemažai. Rusijos imperija gyveno ne pačius ramiausius laikus. Tiesiog betvarkė, kuri tik kais ir plėsis, nepaisant visų gudresnių, o dažniau tiesiog kvailų imperijos bandymų ją suvaldyti. Jei tokios baikos dėjosi pačiame imperijos centre, galite nuspėti, kas po truputėlį virė jos periferijose, kaip pavyzdžiui Sakartvele, vis dar vadinamo Gruzija. Represyvi ir neretai rasizmu atmiešta Maskoliaus valdžia ten turėjo vis mažiau gerbėjų, o didžiojo Kartvelų poeto Ilja Čavčavadzės inspiruotas tautinis judėjimas rado vis daugiau simpatingų širdžių. Galima teigti, kad tokių simpatijų radosi ir dviejų jaunų Kartvelų širdyse XIX amžiaus 8-ame dešimtmetyje. Besarionas Džiugašvilis buvo jaunas, bet sėkmingas Kurpios Gori mieste, nutolusiame apie 90 km į vakarus nuo sostinės Tbilisio. Tomai, kiek nuo Punsko?
Prigavai. O O nežinai mintinai, kiek yra nuo Punsko iki kiekvienos pasaulio sostinės to? Aš, Manau, kaip būdamas ten, galiu tau pasakyti. pagal uoslę, kiek yra iki namų. Balandis tas pašto komentaruose parašyti. Ei, kas pas mus persikraustės į Ko-fi ir Patreono platformą, parašys teisingai, mes padarysim loteriją ir padovanosime Kažką gero, jo. Besarionas arba Beso, kaip jį vadino vietiniai. Beso. Skamba kaip automobilio markė. Tokia, kur Pietų Amerikoje parduoda. Volkswageno. Jo, kur yra tik tai priekinis ir galinis langas. Varsi nieko daug. O jo Bėsų nevadindavo? Nu, mano akim Beso, nes... Lietuvoje būtų Bėsų. Jo, Lietuvoje tikrai Bėsų vadintų. Beso, kaip jį vadino vietiniai, buvo gudrus ir orus, bei po truputėlį augino savo tradicinės kartveliškos avalynės dirbtuves, kuriuose vienu metu turės net 10 darbuotojų. Nereikia net sakyti, kad dėl to Beso buvo geidžiamas jaunikis. O, tai mados žmogus? Pala. Stalinas buvo smulkusis verslininkas, noriu pasakyti. Čia jo tėvas. Čia tėvas. Besarionas. O 16-metė Jekaterina Geladzė, gavusi Kekė trumpinį, buvo populiari vaikinų tarpe. Populiari tarp vyrų buvo, ne? Kekė? Jo. Tai O, tik 16 sulaukus. O kai tik aš raidės reikėjo, ne šitoj pravardėj. Aš savo, tik visi gloves are off, nes čia... Ne, bet motina šiaip šūdo turėtų gauti už savo auklėjimą. Eina ta visą giminė. Iš netoli Gori esančio Gambareulį kaimo kilusi Kekė buvo baudžiauninko Puodžiaus dukra, iki tol dar spėjusi padirbėti ir tarnaitė įvairiuose turtuolių vilose. Buvo drąsi, sarkastiška, nebijanti išsakyti savo mintis. Ir tai leido užmegzti ne vieną ateityje pagelbėsiančią draugystę. Tai čia yra Kekė iš Gambaraulio? Kažkas veikėjas iš Sangoko. Ar čia studio Ghibli kažkoks yra filmas? Kekė krito Beso į akis. Ir anas pradėjo ją intensyviai kabinti. Pasisekė. Greičiausiai 1874 metais pora apsiženijo. Įsikraustė pradžiai į nedidelę 2 kambarių trobelę, kuri beje iki šių dienų stovi Gori miesto centre, nors Džiugašviliai ten praleido vos porą savo gyvenimo metų. Kaip sakė aplinkiniai, sviesto pas Džiugašvilius namuose buvo visada, tad nepaisant kuklumo, padėtis nebuvo ir visai proletariška. Ir čia buvo viena iš tokių Stalino juodųjų dėmių, jam visada buvo gėda dėl šito. Kad jis buvo pasiturinčioje šeimoje? Jo, teoriškai tokio relatively pasiturinčioje šeimoje, jis negimė iš karto į proletaro ar ten gryno baudžiauninko kažkokio. Čia kaip kokiam reperiui gėda, kad ne gete užaugo. Kažkas jo į tą pusę. Tais pačiais metais jauna santuoka sulaukė gerų žinių. Kekė laukėsi pirmagimio. 1875 m. vasarį jai gimė sūnus Michailas. Tačiau vaikas buvo silpnas, ligotas ir pasimirė vos po savaitės. Žiauriai liūdna, bet visko pasitaiko, laikai irgi sunkus tuo metu ir tai nebuvo kažkas išskirtinio, ar ne? Pora nutarė pabandyti ir vėl. 1876 metais jiems gimė antrasis sūnus, šį kartą pavadintas Georgiju. Viskas su pastaruoju atrodė neblogai, tačiau po 6 mėnesių pasigavęs infekciją pasimirė ir jis. Antrojo sūnaus mirtis abiems tėvams buvo labai skausminga. Beso nėrė į alkoholį, kas po truputį atsilieps ir jo verslui, o Kekė rado kitą vaistą – religiją, į kurią nėrė stačia galva. Abu tėvai pasižadėjo piligriminę kelionę į Kartvelų stačiatikiams svarbę Geri bažnyčią, jei tik pavyks laimingai susilaukti vaikelio. 1878 m. gruodžio 6 d. jūs ir vėl aplankė atsargi laimė. Gimė trečias sūnus. Kūdikis buvo irgi silpnas, trapus, liesas. Jo kairės kojos antrasis ir trečiasis pirštai buvo sujungti plėvės. Kaip sakė motina, jei namuosna ateidavo kokia bacila, tai kūdikis buvo pirmas ją pasigauti. Vaikas gimė, laikas piligriminiai kelioniai. Visgi Beso ją nuolatos atidėliojo. Tačiau kuomet sūnus pasigavo rimtesnį peršalimą ir pradėjo sunkiai galuotis, ir jis ir Kekė iškart grįžo prie savo religinių pažadų. Vaikeliui pasitaisius, abu išsiruošė į Gerį. Ten paaukojo avį, kad vaikas būtų pašventintas. Ir vėliau pasakos motina, ir čia jau gali būti tokio apokrifo, prieš šventinant kūdikį dvasininkai atlikinėjo egzorcizmą mažai mergaitei. Jų metodas buvo įdomus. Šventikai virš skardžio laikė mergaitę už vienos kojos. Tikėjosi, kad toks manevras iškratys blogasias dvasias. Ir atseit šitai pamatęs, ar tai pajautęs, kad vieta šventa ir jau, kadangi jau buvo velnio išpera, Kekė kūdikis pradėjo taip spiegti, kad jiems tiesiog teko apsisukti ir grįžti į Gorį. Gal tas demonas persimetė į vaiką? Eina!
Visa istorija pasikeitė. Čia egzorcistas 2, man atrodo, gaunasi. Nu, čia tokie spartietiški metodai. Ja, bet net nekūrybingas egzorcizmas, kur ten nei kažkokių tai poterių sukalbė, tiesiog iš papurtai virš dobės, ne? Taip realiai. Šiurkštų žmonės. Išeik. Čia kaip maišą iš šiurblio, kuris pilnas dulkių, tiesiog krest pradeda. Ta pati logika kaip šiukšlių kibirai iš šonus padaužai. Sena krikščionybės forma, tai ir metodai šiek tiek mažiau sofistikuoti turbūt. Bet kuriuo atveju kūdikis išgyveno. Jam buvo duotas Josifo vardas, kasdienybėje virtęs mažybiniu Soso arba Soselo. Saselo. Oi. Niekas net negalėjo nutuokti, kuo taps šis mažas ir paliegęs nuolatos ligotas vaikas. Tik tai dar vienas įrodymas, kad jeigu vaikas serga, gali būti, kad nereikia jo gydyti. Nes gamta turi savo... Kas, būtų negimęs Stalinas, mes visi geriau gyventume šeimom. Ei, bet jeigu būtų jo brolis išgyvenęs, mes nežinom, kaip būtų sekęsi jam. Ir dabar niekada nesužinau. Tikslesnį tyrimą padaryti, galbūt žinai, kad jau jeigu 2 kartus pasimirė, tai gal reikia nebandyti 3 kartą. Jo, gal siunčia žinią. Mes taip atsiimsim, kaip patys vaikų norėsim. Pažiūrėsim, kiek to kratysi. Jaunasis Josifas Džiugašvilis jau nuo mažų dienų būdamas guvus vaikas buvo paleistas mokytis į vietinę Gori miesto bažnyčios mokyklą, kurioje jį partrenkus vežimui patyrė traumą, visam gyvenimui atėmusią funkcionalumą iš jo kairės rankos. O 1894 metais jis įstojo į Tbilisio seminariją. Viso šio laikotarpio metu jis demonstravo savo nepaklusnumą, aikštingumą bei išgeriančio tėvo išmoktą polinkį smurtui. Laisvalaikį leido gatvėse. Augant metams šitai tik aštrėjo, kol neapsikentė jau ir seminarijos vadovybė, galiausiai išdrėbusi jį iš savo mokymo įstaigos. Jei norite apie šį iš pirmo žvilgsnio turbūt ramiausią Stalino gyvenimo periodą išgirsti daugiau, būtinai prisijunkite prie mūsų bendruomenės Patreon ir Ko-fi platformose. Kolegos nesumeluos, bus apie ką kalbėti, o pereiti ar ateiti naujai į Ko-fi ir Patreon tikrai yra verta. O jo, labai daug kalbėjom iš tikrųjų apie šitą. Sočiai. Tiek šitas kompostas, tiek visi kiti. Nu, ta komposto krūva jau kaip jūros periodo parko scenoje. Ir tikrai kilstel sekinių remelį pamatęs, kiek ten yra. Nelaimingai baigdamas savo studiją seminarijoje ir turbūt apskritai tai, ką galime pavadinti tradicinę jaunystę, Soso atranda ir naują savo autoritetą. Pradeda skaityti ir žavėtis tokio Tulino straipsniais. O Tulinas mums geriau žinomas kaip Vladimiras Uljanovas. O ne. Žinote kas, taip? Soso pažadėjo savo, kad jis dar aktyviau trauksis į revoliucinę veiklą, kad susitiktų su šiuo paslaptingu, tačiau ugningu revoliucionieriumi. Bet jis nežinojo tuo metu, kad ten Leninas, kas jis toks ir taip toliau. Idėjinis žavesys. Jo. Bet žavintis revoliuciją reikėjo iš kažko ir gyventi. Mamytė padėdavo, kiek tik galėdavo, tačiau dar ir likęs be stipendijos seminarijoje, kurią jis ten gaudavo, buvo nekokioje padėtyje. Reikėjo darbo ir dar tokio, kuris leistų derinti ir jo pomėgius, užimančius vis daugiau ir daugiau laiko, nuo skaitymo iki ėjimo į visokius susitikimus ir ratelius. Darbą rado. Nemanau, kad daug kas būsite šitai girdėję, bet Josifas Džiugašvilis savo savarankiško suaugėliško gyvenimo pradžioje dirbo ne kuo kitu, o meteorologu. Taip, jis buvo weatherman Tbilisio observatorijoje. Blogų istorinių orų pranešėjas. Šiaip tai toks žemiausios atskaitomybės darbas iš visų. Aš ir galvoju, kad taip stipri tas mokslas dar niekur nenuėjęs, kad tu iš seminarijos tiesiai į meteorologą. Nu, skaityt moki. Jo. Ir akis turi, tai matysi debesuotą maštą. Jo, tai jis ten realiai tą ir darė, jis ten kažkokius tai ir ne prašymus, stebėjimus padarydavo ir tiek. Darbas keistokas gal, bet mokėjau po 20 rublių per mėnesį, kas turbūt nėra visai blogai tiem laikam. O ir grafikas tiko. Dirbti reikėjo tik 3 kart per savaitę, kartais naktimis. Tai palikdavo nemažai laisvo laiko revoliuciniam treniravimuisi. Niekad nepagalvojau, kad tai, kad mes turim orų prognozę kasdien, kiekvienai dienos daliai yra prabanga didelė, ne? Kad tais laikais buvo tik porą kartų savaitį aišku, ko tikėtis rytoj. Ir tai aišku toks, žinai, sąlyginai. Ir tikriausiai prieš sekmadienį, nes bažnyčios diena, tada
Turgaus diena, Jo, tikriausiai, turgaus, čia jo. buvo ir svarbu. Jo. Jau 1900 metų pradžioje Soso prisidėjo prie savo pirmojo didelio streiko organizavimo. Naujųjų metų dieną sukilo Tbilisio tramvajų vairuotojai. Čia reikėtų irgi atskirti, kad tai nebuvo tie tramvajai, kuriuos mes turime šiandien. Su arkliais tikriausiai. Arkliais Su tempė, arkliais, ne? jo, Pas mus jo, jo. negonkiam vadindavo šitą, kur ir Vilniui buvo, kur tempė arklys Gali ir būt. irgi tuo pačiu laikotarpiu. Gali 19. būt, jo. Vietoj variklio vieną arklio galę. Šiaip tai 15 arklio galių vienas arklys turi. Tai... Tai kas taip suskaičiavo? Nežinau, neklaus, bet That makes no sense. Gana galingi tramvai buvo. Prasidėjo streikas ir kuriam laikui buvo surakintas visas miestas. Išrišta viskas galiausiai buvo taikiai. Tačiau greitai po šito Josifą areštavo caro slaptoji policija, Ochrana. Oficiali arešto priežastis buvo jo tėvo nesumokėti mokesčiai valstybei. O, Pripažinkit, netrodo labai toks slaptosios policijos vertas reikalas. Greičiausiai buvo bandoma nesubtiliai parodyti Soso, kad žiūrėtų, kur kiša nosį ir greitai paleisti. Kas ir nutiko, jam draugai sumetė pinigų ir jis išėjo. Bet ar sustojau su savo veikla po šito pagazdinimo? Klausimas, žinoma, retorinis. Po arešto Soso pradėjo dirbti su vis garsiau bruzdančiais geležinkelių darbuotojais. Jam buvo patikėta koordinuoti 2 slaptas jų grupelės. Nevengė jis joms rėžti kalbelių, kurios visai gerai praėjo dėl jo mokslų seminarijoje. Šia prasme Soso net nebuvo kažkuo išskirtinis. Ironiška, bet nemaža dalis socialistų lyderių tuo metu buvo atėję į savo veiklą ne iš kur nors kitur, o iš seminarijos. ten, kur buvo laiko skaityti ir buvo ką skaityti. Taip. Ir galiausiai, kur jų viena iš disciplinų buvo pamokslų sakymas. Tai tu mokėsi kalbėti prieš žmonių minę. Persėjimė visą savo revoliucinę veiklą ir išvaizdoje. Užsiaugino barzdą, ilgus ir vos nehipiškus plaukus, dėvėjo juodą satininę palaidinę ir raudoną kaklaraištį. Ir kadangi jis dėvėdavo tai visada, tai vis tiek buvo apšepęs. Iš čia ateina ir visos tos romantizuotos nuotraukos su hipsteriškai atrodančiu jaunuoju Džiugašviliu. Suprantama, kad žiūrėti gražu, tačiau neapsigaukite. Būsimasis Stalinas buvo raišas, paliegęs, randuotas ir tikrai nebuvo merginų magnetas, jei kalbėsime apie jo išvaizdą. Seksualumo tikrai nepridėjo, kad pats turėjo gausybę kompleksų dėl savo fizinių įvairių aspektų, apie kuriuos užsimename ir idėjų komposte. Tai, kad jis buvo gražuolis poetas, yra vienas didžiųjų mitų paskleistų apie jį ir greičiausiai nebe rytų pagalbos. 1900 metų gegužės 1 dieną per socializmo kalėdas Soso suorganizavo savo pirmąjį masinį slaptą susitikimą. Jame jis pademonstravo savo vėliau legendinių tapsintį atsargumą ir dėmesį detalėms. Iš vakaro dalyviams buvo išdalintos instrukcijos ir slaptažodžiai. Naktį 500 darbininkų ir aktyvistų rinkosi netoli Tbilisio esančiose kalvose, kuriuos sutiko žibintais mojuojantys piketų vedliai, kurie perdavė naujus slaptažodžius ir maršrutus į tikrąją susitikimo vietą. Susitikime iš pradžių buvo dainuojama marselietė, o po to Soso užsikorė ant akmenų ir trenkė savo pirmąją didelę kalbą, kuria kvietė visus toliau streikuoti ir niekada nepasiduoti. Šitam nepritarė dalis kitų organizatorių, tokių nusaikiau nusiteikusių socialistų, tačiau būtent Soso sugebėjo perlaužti reikalą savo naudai nuo caro pavargusios minios akyse. Tai jis žinojo ir kokią emociją žaidė tų žmonių tarpe galiausiai. Keista, niekada neįsivaizdavau, kad jis galėtų oratorius būti. Bent jau tam tikruose ratuose jis panašu buvo pakankamai pagalus. Kažkaip sunku biskį suvokti, suprast, kad žmonės savo malonumui kaip užsiėmimą vaikščiodavo ir revoliucijos kelią. Čia jis savo tokį darbą sugalvojo būti revoliucionieriu. Visiškai. Tai pasaulio keitėjas, žinai. Jo. Ir čia nenoriu kažkaip teisyti šito šūdo gabalo Stalino, ale toks jausmas, kad čia kažkas ko gal ir kažkiek trūksta mumi šitais laikais. Nes problemos tai irgi kaupėsi didžiulės, bet niekas nevaikščia, neorganizuoja slaptų susitikimų kažkokių. Išsiventinam internetą tikriausiai dėl to. Po šito didelio susitikimo slaptoji policija pirmą kartą tiesiogiai pamini Soso Džiugašvilį kaip vieną maištininkų lyderių, bet kartu ir itin atsargų ir sunkiai pagaunamą operatorių. Tad Josifos politinis svoris augo ir jam tai patiko. Dar tik pradėjo judėjime reikštis aktyviau, o jau siekė pramesti savo kitus kolegas socialistus ir pajungti visą judėjimą Tbilisyje savo valiai.
Link to ir dirbo visus likusius 1900 metus, nes jau galvojo apie protestus kitų metų, gegužės 1. Čia kaip headlinerus kitam festui Jo. galvoju. Užbukint reikia. 1901 metų kovo 21 dieną naktį slaptoji policija sužinojusi apie naujai planuojamas gegužės demonstracijas Tbilisyje sumanė atlikti socialistų lyderių reidą. Buvo suimti praktiškai visi pagrindiniai vadai, tačiau Soso prasprūdo. Kuomet policija apsupo observatoriją, kurioje jisai ne tik dirbo, bet ir gyveno, jis kaip tik grįžinėjo tramvajumi namo. Ir kadangi policija Rusijos imperijoje bent jau tuo metu buvo kaip džymenai Amerikoje, nelabai linkę lietis su aplinka, jie buvo greitai pastebėti, šiaip jau pastabaus Džiugašviliu. Soso tada tiesiog nelipo iš tramvajaus ir nuvažiavo toliau. Mojuoja, bro. Aš kažkaip labai komediškai įsivaizduoju jų bandymą pasislėpti minioj. Bando prisišlėti prie kažkokių vietinių bomžų. Jo, tie nepriima. Jo. Pradeda trešti cigaretės kokias. Čia jam ir pačiam galutinai žlugo bet kokios mintys apie normalumą, nes iki tol Josifas dar mąstė, galbūt vertėtų, pavyzdžiui, tapti mokytoju ir ramesnį gyvenimą pasirinkti, bet dabar jis pilnai tapo pogrindinio pasaulio dalimi. Jo ieškojo slaptoji policija. 1901 m. balandžio 22 d. į Tbilisį buvo pasiųsti būriai kazokų, dragūnų ir net šiek tiek artilerijos. Galimiems neramumams ruoštasi itin rimtai, nes tikėtasi didelių demonstracijų. Tačiau Džiugašvilis tam buvo pasiruošęs. Ta diena prie tirštos kariais miesto dalies pavadintos kareivių bazaro susirinko 3000 darbininkų ir aktyvistų. Didelė dalis buvo apsirengę keistai tokiam metų laikui, sunkiais storais paltais ir kaukazietiškomis kepurėmis. Nelyg paslėpti kažką šituose rūbose. Ne visai. Minioje, stebinčioje reikalą, buvęs būsimasis Stalino uošvis Sergejus Alilujevas nesuprato, kas čia vyksta. Ir prieėjęs paklausė, kodėl taip keistai apsirengta. Klausimą sekė trumpas pokalbis, paaiškinęs visą gudrybę. Soso įsakymai. Kam? Mes būsime pirmieji gaunantis iš kazokų botago. Skamba kaip seksualinė sadomazochistinė fantazija, bet bent jau tuo metu toks atsakymas net šypsnio nesukėlė. Kazokai mėgdavo vaikytis nepaklusniuosius lupdami vadinamosiomis nagaikomis, storais botagais galinčiais žmogų net užmušti. Kazokų užduotis tokia ir buvo. Prasidėjus demonstracijoms ir pasigirdus visoms marselietėms ir varsoviankoms, jie turėjo išlėkti į gatvę ir pradėti lupti didesnes nei 3 žmonių grupės. Taip čia ir nutiko. Demonstracijai tik prasidėjo ir susirėmimai, kurių metu žuvo 14 darbininkų, o dar 50 buvo sužeista. O, wow. Tbilisyje buvo paskelbta kariniai padėtis. Stalinas tuo metu, iškart po tų visų susirėmimų, lėkdamas pakeliui į Gorį tam, kad išvengtų persekiojimų, šypsojosi. Tokia arši carinė reakcija jam reiškia sėkmę. Nepasitenkinimas tik auks, o kruvinų susirėmimų logika pasirodė teisinga ir svarbiausia - efektyvi. Lemba ta išskaičiavimo logika, kur tu bandai padėti darbininkam, proletaram, bet tu jų gyvybę statai ir kai jie miršta, tada ploji, kad tu tam, nes vardan revoliucijos galima padaryti viską. Ir visgi, nepaisant tos sėkmės, persekiojimų teks jam vengti dar intensyviau. Pavyzdžiui, kartą būdamas pas draugą, Soso turėjo šokti per langą, nes pro duris veržėsi žandarai, sužinojo, kuris yra. Ir ten toks epizodas, kad jis tipo iššoko pro langą ir juokdamas jis kažkur nubėgo į tamsą. O kitą kartą net to nespėjo padaryti. Vieną kartą, jam būnant vėl pas draugą, žandarai informuoti įsiveržė. Jis pamatė, kad nespės jau niekur šokti ir pabėgti. Tad greitai atsigulė lovon ir apsimetė į ligonių. Sutrikę žandarai nebuvo informuoti apie jokius, kaip prašoma, invalidus tuose namuose. Tad vietoj to, kas paimtų ir palaikytų lovoje gulintį Džiugašvilį, jie išlėkė pasitarti su savo vadovais. Kol jie trepinėjo, tas tiesiog pasikėlė iš lovos ir dingo. O dieve, jie visiškai kaip botai per žaidimą, kur tu užstengi kaldra ir jie staiga vietoj bėgimų iškart sustoja ir vaikščiat pradeda, nes tu dingai iš jų matomo lauko, nebesupranta, ką daryti. Aivarai, o tai kaip dabar atrodo Stalino kasdienis gyvenimas? Nes atrodo, kad jį gaudo visur ir visą laiką. Tai jo kasdienis gyvenimas buvo
slėpimasis po slapyvardžiais ir iškart gyvenimas per kokias 6 vietas. Tai revoliucionierius gyvenimas. Tai dėl ko šlapius sapnus sapnuoja visi 19-mečiai su Che Guevaros paveikslu ant sienos. Knygoje viskas atrodo labai gražiai, jau kai tu turi su neprausta šikna 5 dienas gulėti po tilto, tai turbūt nėra labai. Bet vardan tikslo. Vardan tikslo. Būt nušautam 38. 1901 metų pabaigoje Tbilisyje Soso jau darėsi per karštą. Tad visų tų revoliucionierių vadovybė, ten toks centrinis komitetas buvo padarytas, jį išsiuntė į Batumį prie Juodosios jūros. Jau iškart ten pasirodęs pradėjo organizuoti susitikimus ir dar atsuko paranojos bačką. Pats prieš renginius enigmatiškai apsirėdęs ilgų paltų ir juodą fedorą stovėdavo ir pro langą žiūrėdavo į ateinančius svečius, pasiūsdamas lauk atrodančius pernelyg įtartinai. Sakoma, kad būtent vieno iš šitų susitikimų metu nutiko ir pirmoji Stalino paliepta, o gal net ir įgyvendinta žmogžudystė. Į jo pirmąjį susitikimą atėjo vyras, kuris tariamai buvo kažkur pastebėtas kažkada su žandaro uniforma, bent jau Soso įsivaizdavimu. Ten pirmasis žandarų cosplayus buvo. Jo. Tai nelaimėlis buvo neįleistas į susitikimą, o po to paslaptingomis aplinkybėmis nušautas. Remiantis iš esmės vien tik tai Stalinas pasižiūrėjo pro langą, tai jam nepatiko ir... Tai jis jau čia yra visai aukšto rango revoliucionierius. Regioninio jo žodžiu galima. Jo. Provincijoje regioninių lygmenių jau jisai yra vadukas. Batumyje Soso tikslas buvo dar labiau aštrinti revoliucinį avangardą. Ir jisai darė tai visokiais būdais. Vieną rytą, anksti išsliūkinęs iš savo draugo namų, grįžo pas jį, kiek vėliau visas išsišiepęs ir paskelbė. Spėkit, kodėl šį rytą taip anksti atsikėliau. Šiandien gavau darbą pas Rothschildus, jų naftos perdirbimo gamyklos sandėlyje. Aš dirbu Rothschildams. Išgirdote teisingai. Batumis buvo vadinamas rusiško stiliaus Kalifornijos aukso karštinės miestu. Rothschildai ir Nobeliai, naudodamiesi iš Baku einančios naftos bumų, pastatė vamzdžius į Batumį, kuriame perdirbta nafta buvo kraunama į laivus transportavimui. Ir dabar įdarbino jauną Staliną. Insane, kad šitai šeimai dirbo Stalinas kažkurio metu. Taip. Tarkim taip, tai yra ne paskutinis jų susidūrimas. 1902 metų sausio 4 dieną minios spoksojo į vieną didelį juodą grybo formos dūmų stulpą, kylantį virš Batumio uosto. Buvo padegtas naftos sandėlis. Darbininkai gesino gaisrą, už ką tikėjosi bonuso. Tačiau Rothschildus atstovaujantis prancūzas François Jeune galvojo visai kitaip. Buvo aišku, kad naftos sandėlis padegtas tyčia, tad jokių bonusų nebūsi. Šitai girdėjo ir pats Josifas Džiugašvilis, nes buvo darbininkų delegacijoje, kuri šitai išgirdo iš to prancūzų. Okay. Bet ar buvo kažkoks tyrimas, kad jisai padegė? Yra aišku, kad jis tikrai dalyvavo. Yra klausimas tik tai, ar jis pats, kaip sakant, titnagą skėlė ir uždegė, ar jisai kažkam nurodė tai padaryti. Bet yra aišku, kad jisai buvo. Aš įsivaizduoju, kad jis ten stovi tam ir taip vaidina piktą tokį... Tim Robinson. Viduje šypsojosi, nes jo labai tikėtina paties sukelta provokacija suveikė. Darbininkai buvo paruošti streiko agitacijai. Niurzgėjimai ir neramumai pradėjo plisti po visą miestą. Tai bent jau pradžioje išgąsdino šiek tiek Rothschildus. Jie vasario 17 dieną sutiko sumokėti bonusus ir net pakelti atlyginimus 30% darbininkams. Bet kitoje rankoje laikė durklą, nebūtų Rothschildai. Vos aprimus šiek tiek reikalams, jie iškart atleido beveik 400 darbininkų dalyvavusių streikuose. Iš ko ir pakėlė 30% atlyginimą, žinai. Corporate logic. O koks buvo tikslas tada Džiugašvilio sukelt tą gaisrą, kad įvyktų kažkokie, kad tie bonusai būtų išmokėti? Ar tai ir buvo tas? Tai, ir jis turbūt žinojo, kad nebus priimti šitie reikalavimai judėjimo viso darbininkų. Jo visa esmė buvo so dissent. Tai ar tada dabar nebus taip, kad atleidimai bus tas pakankamas akstinas sukeltą revoliuciją? Pažiūrėsime po laidų. Soon to find out. O patys darbininkai žinojo, kad jais manipuliuoja taip stipriai? Tai visų pirma
pirma vis tiek darė jo artimas ratas, jisai aplink save turėjo tam tikrus patikėtinius, kurie neišneždavo dalykų ten, kur nereikia. Antra, visas tas darbininkų luomas, jeigu galima tai pasakyti, buvo toks, atsiprašysiu iš liaudišką žodį, užsipėjęs ir taip nepatenkintas visom sąlygom, kad jiem turbūt nelabai darė skirtumą. Mes, šiandien tas pačias situacijas turi, kad tu pradedi matyti tai, ką tu nori matyti tam tikrų momentų. Aš nemanau, kad buvo durni, aš manau, kad didžiąją dalim tiesiog ta informacija jų nepasiekė ir jinai išėjo tik tai daug vėliau. Tai atleido tuos darbininkus, o paraleliai išgirdę iš caro policijos apie kažkokį neramumus kuršius į Soso, kurį paaiškėjo, kad patys pasamdė, pradėjo kišti resursus jam pagauti. Josifui kurį laiką teko judėti mieste nusiskutus galvą ir ūsus, net bendražygiai jau nepažino. Savo ruožtu jis kerštingas būdamas nenorėjo likti neatsakęs. Toliau kurstė streikus, nes jie vis dar tebesitėsi, ypač dabar atleidus darbininkus, ir dabar netgi padidino jisai ambicijas ir siūlė suparalyžiuoti viso Batumio naftos terminalo darbą. 1902 metų kovo 7 dieną Kutaisio generalgubernatorius generolas Smaginas areštavo dalį žinomų streikų vadų. Jau kitą dieną Soso suorganizavo demonstracijas prie policijos nuovados, kuriame šie buvo laikomi. Dienos eigoje jie buvo perkelti į kalėjimą vietinį, tad Soso pradėjo siūlyti visiems šturmuoti tą kalėjimą. Ir taip tos demonstracijos aštrėjo iki kovo 10-osios. Kovo 10 Soso su agituota minia pradėjo žygį link kalėjimų. Tačiau policija tos minios gretose turėjo savo kurmių. Po jų perspėjimo minę pakeliui pasitiko ginkluoti kareiviai. Soso, slankiodamas minios tarpuose, slapstydamasis irgi, neslėpė savo arogancijos ir paniekos, rikteldamas tiesiog. Karai nešaus! Nebijokite ir pareigūnų! Sudaužykim juos ir išlaisvinkim savo bendražygius! Pasakė jis slėpdamasis už minio žmonių. Taip. Ir apsimelavo. Miniai pradėjus mėtyti akmenis į kazokus ir bandyti atimti jų ginklus, iš pradžių pasigirdo šūviai į orą, o po to jau į pačius demonstrantus. Kas lenda prie kazokų? Atrodo, su ginklais. Jo. Ta pati galvoju. O kokia Stalino motivacija yra čia? Ar jis yra tas idėjinis, tikintis proletaro revoliucija, ar jis nori sukurti savo kažkokią sekėjų bendruomenę, ar turėti platformą gali užimti? Gali. Čia mano versija, taip tai yra gali. Yra kas sakys, kad jis tikrai tikėjo dar šituo momentu, nes pakankamai jaunas, buvo 902, bet mano akim tai buvo visiškai galios siekis, kad jis norėjo savo statusą įtvirtinti ir judėti tolyn. Lipt ant viršaus, vis toliau ir toliau. Tas viršus galėjo keistis, jisai galėjo kilti vis labiau į tą Lenino viršukalnę, bet man atrodo, kad čia buvo pagrindinė motivacija. Minia panikoje išsibarstė, tačiau tai vis tiek kainavo 13 žuvusiųjų ir 54 sužeistuosius. Incidentas buvo pavadintas Batumio skerdynėmis. Visi demonstracijoms vadovavę piketų vadai vakare saugioje vietoje susirinko išsigandę ir šokiruoti. Išskyrus Soso. Pastarasis krykštavo. Jo išvada buvo paprasta. Šiandien mes žengiame keletą metų priekin. Jis yra sociopatas visiškas, žmonės mirė, bet dabar retrospektyviai žiūrint labai yra linijoje su tuo. Taip, visiškai, bet įdomu, kaip tarkim tokie pareiškimai po masinių žudynių negazina jo bendražygių, pavyzdžiui, jeigu ten kažkokio, nežinau, atjautos mirusiam žmogui yra, kai tu pradedi nerimauti, čia wow! Šitą frazę sekė toks pasibaisėjimas ir netgi nepasitenkinimas, nes jie pradėjo laikyti Staliną tokio netašytų ir biškį realybėj nesigaudančių žmogum, kad jisai specialiai daro viską, tarytum dirbtų ne proletariatui, o carui. Jie galvojo, kad jisai, čia specialiai daro taip, kad jis užlugdytų judėjimą, nes jis tiesiog, viską nuneša link smurto. Tik konstatuojant, čia pirmą kartą pasirodo mums pažįstamas brutalus politinis gyvūnas. Jam žmonių auka nieko nereiškia politinio tikslo šviesoje. Jo manymu, Batumio skerdynės turės tapti katalizatorium, pritraukti dar didesniam skaičių žmonių į revoliuciją. Ir tikriausiai pavyko, nes čia šiaip šaltas labai, logiškas tikriausiai paskaičiavimas yra ta vieta, tik tai visiškai nežmogiškas. Taip. Čia šitą turbūt reikia suprasti, kad čia yra racionalumas, bet čia yra racionalumas
nuėjęs į tą lygą, kurią mes niekada nedrįstumėme eiti. Po šito Soso toliau slapstėsi nuo policijos, kartais nevengė išlysti į kokią demonstraciją, ar ten, kai laidotuvės buvo tų 13 žuvusiųjų, nes buvo padarytos masinės laidotuvės. Tarytum erzindamas tą policiją, bet neilgai. Balandžio 5 dieną jis prisižaidė, nes Ohoranai sėkmingai pavyko susekti dabar vienu pagrindinių maišto judėjimų vadų laikomą Džiugašvilį ir jį suimti. Soso pirmą kartą atsidūrė Batumio kalėjime. Jame iš pradžių jisai bandė gintis, kad per neramumus buvo pas mamą Goriją. Bet greitai buvo prigautas, teko taikyti su nauja realybė. Toje naujoje realybėje Džiugašviliui sekėsi labai neblogai. Kalėjime jis iškart pasižymėjo aroganciją ir net šiurpą keliančią ramybę. Laikui bėgantis netgi pradėjo šiokią tokią prasme dominuoti, pajungė į savo valion ne tik kalinčius bendražygius, tačiau ir kai kuriuos kalėjimo prižiūrėtojus. Ypatingai terorizavo visokius intelektualus ir labai spėriai draugavosi su visokiais užkietėjusiais nusikaltėliais ir recidyvistais. Tai taps jo vizitinė kortelė ir vėliau, net organizuojant sovietinės institucijas. Bet įdomu, kaip jis ne fizinę galę uždominuoja kitus žmonės, o grinai dėl savo... Protingumo. Tai yra kaip gaujų vadai būna ganėtinai, tarkim, fiziškai ne patys galingiausi žmonės, bet žino, kaip manipuliuoti žmonėm labai efektyviai. Tai panašu. Bet man taip įdomus tas dalykas, kad jis pats yra intelektualas, realiai, ta prasme, kažkuria prasme tikrai ne visiškai tiesioginė, bet patekęs į kalėjimą iš karto nueina į tą zekinį dalyką, kur rodo į galę, susiranda galingų draugų. Savo šitą prielankumą zekams jis pats bandė racionalizuoti. Man labiau patiko nusikaltėliai, nes tarp politinių kalinių buvo per daug skundikų. Taip, nes politiniai kaliniai buvo per protingi gal kažkuria prasme, kad juos galėtum pajungti ir sumanipuliuoti. Jo, tikriausiai. Su kitais. Kitas aspektas yra, kad tai yra jau potencialūs konkurentai politiniai, jam reikėjo su jais irgi susidoroti. Soso ryte rijo knygas. Vėliau net vadino kalėjimą savo antruoju universitetu, nors ir pirmojo neturėjo. Gyvenimo universitetas, čia tas tikrasis jau dėjo. 1903 metų balandį pasireiškė dar ir platesnių mastų. Ta mėnesį į kalėjimą atvyko stačiatikių egzarchas. Palaiminti, pažinčių paklausyti. Tai Soso specialiai jam suorganizavo protestą pasibaigusį kruvinais susirėmimais tarp kalinių ir prižiūrėtojų. Už tai buvo patupdytas vienutėn, o po to perkeltas į griežtesnį Kutaisio kalėjimą. Kutaisija irgi kėlė bangas. Per protestus bandė išsireikalauti, kad visi politiniai kaliniai būtų vienoje patalpoje. Neapsikentusi valdžia sąlygą patenkino, tačiau parinko tiems kaliniams pačią šūdiniausią ir bjauriausią patalpą visame kalėjime. 1903 metų spalį tebespirgantį Josifą pagaliau pasiekė teismų nuosprendis. 3 metai tremties Sibire. Teko pakuotis neegzistuojančius lagaminus. Dėl ko tik 3? Nes atrodo labai švelnišai bausmė. Aišku, vis tiek Sibiras, tremtis, bjaurybė, bet 3 metai tai ne 20. Marots įsivaizduot potencialią mirtį gal, plus politiniam kaliniam labai dažnai suteikdavo ganėtinai nedidelės bausmes. Jie turėdavo ganėtinai daug laisvės bendrauti tarpusavį, skaityti knygas ir aš irgi niekaip nesuprasdavau to, kodėl, bet po to, kaip matom, kai Stalinas pats tapo šituo vaduku, visiškai išjungė šitą galimybę, nes puikiai suprato, kokią įtaką tos menkos, sakykime, bausmės turi ir ką tai gali duoti. Čia reikia turėti omeny, kad čia yra 1903, tai dalykai dar tik tai kaista, tai dar čia irgi galėjo būti toks suvokimas, išsiųsim. Nelabai antagonizuot, ar ne? Jo, dar toks tipo, ką jie ten pridarys. Pirmojoje kelionėje į tremtį, kaip pasakojama, buvo bene pirmasis ir vienintelis kartas, kuomet Soso dėl savo veiklos jautė kažkokią tai kaltę. Matydamas besikankinančius vagonuose, kurie buvo vadinti, man atrodo, Stolypino karietomis, baisiuose sąlygose kartvelus, jis pradėjo abejoti to, ką daro. Tačiau anie žinojo Soso kaip lyderį, turėjo kažkokią tai, automatinę pagarbą, jam pasakė, kad ne, čia viskas okei, mes taip pasirinkom, taip turim daryti ir taip toliau. Tai tiek tos kaltės jausmo ir tai reikėjo, jisai greitai buvo nudusintas. Bet išmoko kitą pamoką, kurią jau pradėjau mokytis Batumyje. Mes, kai kalbėjome dar apie Nazino
visą tragediją, mes kalbėjome apie tai, kad būdavo nemažai nusikaltėlių, kurie keldavo didelį pavojų tiem paprastiem politiniam kaliniam. Caro metais tai toli gražu nebuvo pasiekę tokio lygio kaip Stalino laikais, bet tai irgi buvo didžiulė problema. Jie terrorizuodavo silpnesnius, ten turtingesnius, plėždavo ir panašiai. Tai Stalinas šitą ir išmoko. Matydamas visą kelionių brutalumą, jis galutinai suprato nusikaltėlių palenkimo savo pusė naudą. Galiausiai jis pasiekė savo tremties vietą. Nova Udaja gyvenvietę nutolusią beveik per 130 km nuo artimiausios traukinių stoties. Kaip prašoma, toje gyvenvietėje buvo galima užsiimti 5 dalykais. Gerti, skaityti, ginčytis, dulkintis ir gerti dar daugiau. Revoliucionierius rojus, ką žinau. Taip. Visuose tuose 5 mano išvardintuose dalykuose Soso jau buvo gerai įgudęs tuo metu. Dėl to turbūt viskas jam ten greitai įgriso, o ypač kartu esantys politiniai kaliniai. Ypatingai tarp jų nemėgo žydų, tai čia jau išryškėja ir tos kartveliškos kultūros įdiegtas antisemitizmas. Beliko bičiuliauti su kuo? Su nusikaltėliais, bei planuoti savo pabėgimą. Pirmą kartą tai padaryti pabandė jau 1903 gruodį. Pasiėmęs šiek tiek duonos iš našlės, pas kurią nuomavosi kambarį, nes jie nuomavosi kambarius, kas irgi yra nepalyginama. Jiems caras duodavo kažkokią tai stipendiją kas mėnesį, kurią jie galėjo naudoti, nuomotis kambarį, maisto ir taip toliau. Čia netremtis. Tremtis tave išstumia kažkur, kur tu nenori būti. Matai, kai sakai tremtis, aš tremtį suprantam kaip per Stalino tremtį. Nėra kančios, nėra tremties. Vėl tai daugeliui tai tikrai nebuvo labai smagi patirtis, apart Leninų ir panašiai, kurie turėjo pinigų ir visa kita, bet tai buvo nepalyginama su tuo, ką atnešė Stalinas. Būtent. Tai jisai pasėmė duonos iš našlės, pas kurią nuomavosi kambarį ir apsirėdęs plonutėlę kartvelišką čiochą, pėsti patraukė laisvėn. Pavyko nusigauti nei daug nei mažai. 70 km iki Balagansko gyvenvietės, kurioje turėjau pažįstamą kontaktą. Bandydamas šilumoje atgaivinti nušalusią nosį ir ausis, Josifas suprato, kad reikėjo pasiplanuoti rimčiau ir dabar jau jis niekur toli nenubėgs, ypač ant kojų. Kiek atsigavęs, su uodega tarp kojų parspūdino atgal į Novą Udają. Atgal 70 km? Tai ten jį pavežė, man atrodo, rogį. Ėmėsi planuoti antrąjį bandymą. Visų pirma parašė, aišku, laišką kam? Mamytei, kad ana atsiųstų šiokių tokių storesnių drabužių. Tai gavo. Ir pakeitė gyvenamąją vietą. Tikslingai persikraustė pas vietinį turintį roges. Kiek pagyvenęs pas aną, savo kambario šeimininko paprašė, kad anas pamėtėtų rogėmis į netoliese esančią gyvenvietę. Atseit nori skundą pateikti policijai. Neaišku apie ką, bet nori pateikti. Tasai nieko neįtardamas sutiko, o pakeliui į kaimą Soso išsitraukė ar tai kardą, ar tai durklą ir prigrasino kaimiečiui mirtimi, jei anas nenuveš ten, kur reikia. Vadėliotojai nieko neliko. Teko gabenti Soso į artimiausią traukinių stotį. Joje sukinėjusi policija, medžiojanti bėglius iš tremties, nes ne tai, kad čia jis buvo labai originalus, atvažiavo į traukinių stotį, važiuojo atgal namo. Ir Josifas šitą irgi žinojo. Tad visų pirma, jisai pasiruošė vadinamosius batus, kaip tuo metu vadino tremtiniai. Tai padirbtus, atseit tvarkingus tiesiog asmens dokumentus. Šitą turėdavo padaryti bet kuris bandantis pabėgti. Tačiau Soso atvejus turėjo įdomų papildymą. Kažkokiu būdu jis buvo pasidirbęs ir policijos pareigūnų ID kortelę padėjusią prasmukti stotyje. Wow. Hello, fellow officers. Don't mind me. Ar jis iškart pridavė tą vadėliotoją policijai? Pagavau bandantį pabėgti. Iš vienos pusės nieko nėra įspūdingo. Sibire tuo metu nusipirkti buvo galima absoliučiai viską, tik reikėjo turėti pakankamai pinigų. Tačiau ši detalė iki šiol kai kuriuose ratuose kelia įtarimų apie galimus Stalino ryšius su caro policija. Soso po 10 dienų jau buvo Tbilisyje ir taimingas negalėjo būti geresnis. 1904 metų sausį Rusija įsivėlė į, kabutėse, mažą pergalingą karą su Japonija. Ir viskas baigėsi Rusijai gerai, jie laimėjo ir caro valdžia išliko. Caras Nikolajus II, jautęs rasistinę neapykantą beždžionėms iš Japonijos, manė, kad lengvai išspardys jiems užpakalius. O, kaip žinoma, gavosi visiškai priešingai. O prie šito viso verta prisiminti dar nuo Prancūzijos revoliucijos aktualią sentenciją, kad karo ir revoliucijos apokaliptiniai raiteliai žengia koja kojon. Tad visi neramumai Rusijoje, o ypač jos periferijose tiesiog išsprogo. Pradžioje Stalinas grįžęs į Tbilisį valkiojosi, neretai net nekviestas,
pas draugus ir kolegas, nes slapstėsi nuo policijos, kuri jau suodė apie Josifo sugrįžimą į Tbilisį. Jis galėdavo ateiti pas pažįstamą kontaktą, įeiti į namus ir, nežinau, pamatė, kad pas jūs yra vyno ir vaisių. Ir jis tiesiog per savim, jis eina, literaliai eina perindauja per šaldytuvą ir sako, tai reiškia kažkas čia turi pasivaišinti. Ir tiesiog pradėdavo lakti. Tas kambariokas. Net ne kambariokas, kur atvaro iš. Jo. Bet policija irgi nemiegojo. Kartą jai net pasisekė. Soso buvo pagautas su draugu ir patupdytas į Tbilisio Ortočalos kalėjimą. Tiesa, iš jo gan greit pabėgo, tik nebe draugo pagalbos. Pastarasis savo kūnų pridenginėjo jauną revoliucionierių, kuomet žandarai bėglius atidengė ugnį. Ar išgyveno? Vat nemini, bet sužeistas tai tikrai buvo. Kaistant reikalams Tbilisyje, Soso kuriam laikui buvo relokuotas į Azerbaidžano sostinę Baku. Relokuotas turi menį draugų revoliucionierių. Jo, to komiteto, nes ten tiesiog Tbilisy jam karšta buvo, visi žinojo, kad jis grįžo, ieškojo ir taip toliau. Čia kelis kartus taip būna, tokie periodiškai ateinantys dalykai. Reikėjo palaukti, kad žvaigždučių nukristų skaičius. Jo, būtent, iš esmės tokia ir logika yra. Bet nepaisant to, netgi būdamas Baku, jis didino savo kontrolę pagrindinėme Sakartvelo revoliucionierių komitete, stiprindamas leninistų pozicijas. Šiuo metu Europoje pampstantis Leninas pirmą kartą išgirsta apie veržlų jauną Kartvelą, nevengiantį pakeiksnoti net marksizmo klasikus, nes, pavyzdžiui, viename susitikime Stalinas išvadino Marksą asilu, nes per mažai smurto ir taip toliau teorijai. Leninas pramina Josifą ugninguoju Kolchianu pagal istorinį Sakartvelo žemių pavadinimą, nes tai vadinosi Kolchidė savo laiku. Taip 1904 metai, skatinant neramumus, slapstantis nuo policijos ir auginant savo reputaciją, prabėgo Josifui Džiugašviliui. O 1905, kaip kad vėliau pasakys Levas Trotskis, tapo generalinė repeticija prieš daug didesnius įvykius. Caro Nikolajaus antrojo nelaimiai, vos 1905 metais sausio 2 dieną gėdingai pabaigus karą su Japonija, metai išsprogo protestais ir skerdynėmis, o jų eigoje, kai buvo juokaujama, visi nuo delnų skaitytojų iki prostitučių sugalvojo streikuoti. Kaip žinia, po pralaimėjimo Japonijai Rusijoje nuvilnyje 1905 metų revoliucija, kurio šešėlyje Josifas Džiugašvilis sėkmingai augino savo raumenis. 1905 metų vasarį Soso pasitiko, būdamas vis dar Baku, kuriame kaip tyčia prasidėjo etniniais azerų ir armėnų skerdynės, paskandinusios miestą totaliame chaose. Nedideliam vietinių bolševikų kovos būriui vadovauti paskirtas Džiugašvilis naudojosi progą. Savo daugiausiai musulmonų būriui liepė kur tik įmanoma skaldyti azerus ir armėnus bendruomenėse, bei naudojantis progą grobti bolševikams reikalingą įrangą, pavyzdžiui, spausdinimo mašinas. Šalia šito skatino rinkti partijai lėšas, reketuojant mainais už apsaugą vietiniams verslams. 1905 metais būsimasis Stalinas pirmą kartą paragavo galios vadovauti ginkluotiems žmonėms, bei išsitestavo terorą kaip efektyvią vadybos taktiką. Nestebina, kad nusikaltimai pradeda virsti organizuotų nusikalstamų grupuočių tokių gyvenimo. Tai nėra vien tik tai teroristiniai aktai dėl revoliucijos, bet pradeda skambėti kaip tiesiog mafinės struktūros tokių statymo, kad tas revoliucijos tikslas ant horizonto jis nedingo, kad jie nenustojo, kad jie netapo tiesiog mafija. Tokia, vardan pinigų ir ten padylink, paskaldink, bet nemėgyk ten verst valdžios. Kad šitas kažkaip jiem... Yra vis dar ir yra ta versija, kad jis niekada neimdavo daug pinigų savo, dėl to buvo apšepęs visą laiką ir taip toliau ir panašiai. Tai jo, ta revoliucijos momentas yra, bet vėl, kaip mes žiūrėsim į revoliucijos tą momentą, ar kaip idealą kažkokį politinį, kurio mes siekėm, ar žiūrėsim kaip į dar vieną priemonę užkopti į tą galios kalną. Žinai. 1905 metų kovo mėnesį Soso vėl grįžta į Sakartvelą ir glaudžiasi dabar jau Čiatūros tokiam kalnakasių miestelyje, tapusiame savotišką Sakartvelo bolševikų tvirtovę. Kalno karaliumi pavadintas Džiugašvilis žaibiškai tapo visiško miestelio lordu, kuriam lenkėsi net vietiniai mangano kasybos magnatai, mokėjo atkatus vien už tai, kad šis nepasiųstų savo būrių susprogdinti kasyklas. Būrių, paklausite. Soso organizavo vadinamuosius raudonuosius kovos būrius, pusiau partizaninius, pusiau teroristinius,
veikusius visame Sakartvele. 1905 m. viduryje šios bolševikų ir menševikų milicijos iš esmės kontroliavo Sakartvelo gatves ir kaimus. Šio organizavimo metu Stalinas ne tik paragavo karinio vadovavimo, tačiau ir įtikėjo, kad turi tam įgimtą dovaną, kas labai rūgščiu ir šlapiu reaugo sugrįž kiek vėliau. Tačiau bent jau tuo metu Josifas Džiugašvilis išnyro revoliucinėje scenoje kaip ypatingas vienaragis, jei leisite panaudoti sporto terminus. Jis siūlė unikalią gebėjimų kombinaciją. Gebėjo ne tik rašyti ir rėžti galingas kalbas, tačiau kaip žuvis vandenyje jautėsi teroristinių aktų įgyvendinimo procesuose. Ir jo būrių veikla, į kurią įėjo ir plėšimai, bei pavyzdžiui kazokų sprogdinimas, ne juokais skaudino Makaulę caro patikėtiniams regione. Tbilisis be jokios abejonės buvo vienas karščiausių carinės imperijos neramumų katilų. Džiugašvilis greitai gavo įvertinimą už tokius savo rezultatus. 1905 m. gruodį Sankt Peterburge turėjusi vykti bolševikų konferencijoje, jis buvo atrinktas kaip vienas Kaukazo atstovų. Persivadinęs Ivanovičiumi, Džiugašvilis patraukė į imperijos sostinę. Tačiau jam esant kelyje caras sugalvojo truputį pafleksinti. Kartvelų delegacijai tebedardant traukiniu, slaptoji policija areštavo Piteryje buvusį Trockį ir kitus socialistų vadukus. Tad Soso su kolegomis atvykę į Piterį iš pradžių tiesiog trynėsi gatvėse, nes neturėjo kur eiti. Bet galiausiai buvo suvesti per kažkokius tai kontaktus su laimingai areštų išvengusią Lenino žmona Nadia Krupskaja. Pastaroji davė Kartvelams pinigų, naujus slaptažodžius ir naują konferencijos lokaciją. Jie tapo Tamerforsas, tuo metu pusiau autonomiškoje Suomijos kunigaikštystėje. Pirmąją Kalėdų dieną Leninas atidarė konferenciją prakalbą Tamerforse. Ilgus metus jo įvaizdį galvoje haipinės Stalinas atrodo nebetryško džiaugsmu išvydę savo idealą. Įsivaizduokite mano nusivylimą, kai aš pamačiau paprasčiausią vyrą, žemesnio nei vidutinis ūgio, nieko nesiskiriantį nuo paprastų mirtingųjų. Leninas žinomas savo intelektu vis dar dominavo bet kurioje erdvėje, tačiau Josifas nebebuvo taip stipriai jo hipnotizuotas. Jau pirmos rimtesnės savo tarpusavio interakcijos metu jis susikirto su Leninu. Kalbantis apie rinkimus į Dūmą, kuriuos organizavo caras siekdamas kiek apmalšinti neramumus Rusijoje, Leninas kvietė socialdemokratinės jėgas tuose rinkimuose dalyvauti ir legitimizuoti bolševikus bei jų veikimą prieš imperiją. Stalinas šoko jam į akis prieštaraudamas. Visa salė nutilo, o Leninas patylėjęs netikėtai nusileido Stalinui ir liepė parengti rezoliucijos juodraštį. Stalinas iš konferencijos išvyko įsitikinęs, kad yra viršesnis už absoliučiai visus bolševikus, išskyrus nebent gal Leniną, nes vienintelis savo akyse turėjo normalios patirties vesdamas vyrus mūšiuose. Jo, įsivaizduoju, kad ypatingai, kaip minėjai, dar Leninas jam nusileido ir jis sutinka savo tą herojų judėjimą kaip ir vadą ir iš karto gauna pašokinėti. Ir realiai įsivaizduoju agresyvumu parmušti savo viršų. Taip. Ir staiga supranta, kad jeigu čia yra didžiausias vadas, tai aš galiu tikrai būti dar didesnis, už jį nieko nėra neįveikiama. Kažkaip įsivaizduoju, kad ten turėjo būti pilna salė intelektualų. Taip. Ir čia vienas tokias Mušeika. Jo, iš visiškai. Gruzijos miestelio, kuris su zekais kalėjęs ten. Provincialas. Bet pakankamai protingas, kad galėtų su jais kalbėti jų kalba, bet kartu ir jėgos būtent trenkti snukį, jeigu reikės, žinai, kad visą laiką jaustum šitai, kad čia yra tas, kuris gali tą padaryti. Sugrįžimas po konferencijos į Kaukazą Soso neapdovanojo dideliu džiaugsmu. 1906 metus caro valdžia pradėjo brutalią reakciją prieš visus neramumus keliančius judėjimus Rusijos teritorijoje. Į Sakartvelą buvo pasiųstas toks generolas Fiodoras Griaznovas, kuris veikė mums pažįstamais rusiškais metodais - viską deginti, plėšti ir žudyti, nepaliekant akmens ant akmens. Visas vakarų Sakartvelas tiesiog degė ir skendo pelenuose. Jis greitai tapo nekenčiamiausiu ir bijomiausiu žmogumi visame Kaukaze. Iškalbinga tai, kad revoliucionierių tarpe jis įgavo generolo Šūdo krūvos pravardę. Čia pagal žodžių žaismą su jo pavardė rusų kalba. Šiame kontekste įbaugintus darbininkus ir kaimiečius kilti mūšiams buvo sudėtinga įtikinti net Stalinui. Jis pats tai pripažino. Jo raudonieji kovos būriai apskritai turėjo trauktis į pogrindį. Jame reformavosi į nedidelę žudikų komandą, vėliau įgausiančią grupuotės pavadinimą
Ši grupė buvo asmeniškai atsakinga pačiam Josifui Džiugašviliui. Vienu pagrindinių smuikų šioje grupuotėje griežė toks Simonas Terpetrosianas, dar žinomas kaip Kamo. Jis irgi yra savaip nurautas veikėjas, nuožmus operatorius ir iki fanatizmo ištikimas Soso. Nepamirškite šio vardo. Bet grįžkime prie grupuotės. Jos pirma užduotis buvo akivaizdi – nužudyti generolą Šūdo Krūvą. 1906 m. vasario 16 d. generolas Greznovas apsuptas nemenko kazokų būrio išjojo iš kariuomenės štabo Tbilisyje. Šalia jo keli kartvelų darbininkai dažė turėklus. Greznovas nekreipė juos dėmesio. Tačiau konvojui judant pro šalį, minėti darbininkai metė savo dažus į šoną ir sviedė krūvą obuolių arba stebėtinai galingų savadarbių granatų tiesiai į Tbilisio skerdiko glėbį. Jis buvo sudraskytas į skutelius ant vietos. Šūdų krūva išsitaškė? Taip. Nice. Panašu, kad pats Soso irgi ten buvo ir netgi gavo kelias bombos keveldras į savo galvą. Taip, kad reikėjo dėti tvarstį ant galvos. Tai buvo padaryta pas vieną jo bendražygį. Pas jį lyg tyčia vėl įsiveržė žandarai. Josifui prisistačius Georgijumi Berdzenošviliu vėl pavyko pasinaudoti biurokratinių žandarų neveiksnumu, kuomet tie krapštė pakaušius, ką daryti su keistu ligoniu. Atrodo, kad jis gali tiesiog... Ateis kartas, kai jis žandarom pasakys, manęs čia nėra. Jo, jis turi čytus, to prasme, žaidžia šitą žaidimą su čytais. Ten tiesiog kambarį pradeda skambėti toj muzika iš Obliviono. NPCs. Tad operacija buvo sėkminga, o grupuotė tęsė savo darbus. Bei prie nužudymų pridėjo plėšimus, pabėgimus iš kalėjimo, rinko ginklus ir kitus, darė kitus nelabai švarius reikalus, kaip pavyzdžiui, atiminėjo mokytojų atlyginimams skirtus pinigus. Tai čia montažas vyksta. Jo. Nusikalstamas. Visiškai. Šitai lydėjo tiesiog gangsteriškas reketas. Tarkime, buvo verslininkas. Stalinas įsakydavo jam nugabenti laišką, prie kurio buvo pridedamos bombos, sudraskyto lavono ir 2 sukryžiuotų durklų iliustracijos. Po kurio laiko jis ar jo pakalikas pas tą verslininką pasirodydavo su Mauzerio pistoletu prie šono ir susirinkdavo atkatus. Kam viso šito reikėjo? Leninui ir jo bolševikams. Jiems labai reikėjo didelių pinigų sumų, norint palaikyti organizaciją ir jos veiklą Rusijos imperijoje. Čia jų patronas, tas, ne? Jo. Ateini jėga pasiėmė. Jo. Stalinas tapo vienu pagrindinių organizacijos fundraiserių, siūsdamas lėšas paslėptas kartveliško vyno buteliuose. Su reketais ir nusavinimais surinkdavo neblogas pinigų sumas, tačiau didžiausias laimikis slypėjo visai kitur. Daug ką mažai žinomas faktas. Tačiau būtent Stalinas savo laiku buvo vadinamas bankų plėšimo eros Sakartvele krikštatėviu, o didžiausi tuo metu bankų plėšikai buvo kilę iš jo gimtojo miesto Gori. Jo 10 žmonių grupuotė, kurioje buvo ir 3 pistoletais pyškinančios moterys, terorizavo traukinius ir verslus visame Sakartvele. Nevengdavo ir atvirų susidūrimų. Štai 1906 metais Soso plėšikai sustabdė į Čiaturą vykstantį traukinį su atlyginimais kalnakasiams. Gangsteriai ir traukinį ginantys kazokai susirėmė 2 valandas trukusiame mūšyje, kuriame žuvo žandaras ir kareivis. Plėšikai pabėgo su 21 000 rublių. Ne tai, kad ir pati Stalino ekipa nepatirdavo įvairių nuostolių, tikrai patirdavo ir neretai, bet Soso, netekęs žmogaus, savo galvos per daug nesukdavo ir prisimindavo savo poetiškesnę jaunystę. Ką mes galime padaryti? Juk negali nuskinti rožės, neįsidurdamas jos spygliais. Rudenį lapai krenta nuo medžių, tačiau šviežiai išdygsta pavasarį. Demonstruojant tokį nuožmumą, jaunojo Džiugašvilio įtaka bolševikų judėjime tik augo. Jis vėl buvo pakviestas į konferenciją pas Leniną, šįkart Švedijoje. Pati kelionė buvo kiek komiška. Laive į Stokholmą plaukė Stalinas, keli bolševikai ir dar keli menševikai, tarp kurių yra tam tikros įtampos ar ne, bei tikriausias klounų ir arklių cirkas. Ir didžiausias cirkas buvo ne jie, o šita delegacija. Menševikai susipirkę 1. klasės bilietus laive šaipėsi iš 3. klase keliaujančių apskrusių bolševikų. Taip komunistiškai. Įtampa kilo. Galiausiai prisigėrę deputatai pradėjo tiesiog muštis tarpusavyje laive. Neaišku tik ar ir klounai tai buvo įtraukti. Dar lyg netruktų kuriozų, laivas sudužo prie pat Stokholmo uosto. Tai aišku, kad sudužo laivas.
Buvo išsiųsta barža, o Stalinas ir kiti turėjo tiesiog laukti skęstančiame laive apsirėdę gelbėjimus liemenėmis, iki kol buvo perkelti į kitą laivą, pabaigusi kelionę į Stokholmą. Aš tikiuosi, cirkas išsigelbėjo. Tai kiek žinau, taip. Tikriausiai tik cirkai ir gelbėjo pirmus, žinau. Balandžio 10 dieną Stalinas jau buvo pasiruošęs dalyvauti jau 4-ajame socialdemokratinio judėjimo kongrese. Šis kongresas buvo netgi svarbesnis už vykusį Suomijoje, nes jame dalyvavo ne tik bolševikai ir menševikai, tačiau ir lenkų socialistai bei žydų bundistai iš Vilniaus. Stalinas čia susipažino ir su savo ateityje būsiančiais svarbiais žmonėmis. Būsimų Čekos įkūrėjų Feliksu Dzeržinskiu ir Klimentijumi Vorošilovu, kuris taps Sovietų sąjungos gynybos komisaru. Kongrese taip pat buvo priimta rezoliucija uždrausti bankų plėšimus kaip taktiką rinkti lėšas. Jau turim pakankamai, galim ir nebeplėšti tikriausiai. Ne, menševikai tiesiog to nenorėjo ir kiti judėjimai tai nelaikė garbinga veikla. Ne? Bet ne Leninas. Leninas stebuklingai dingo iš visų šių balsavimų, nes tiesiog nesiruošė baigti šios praktikos. Pinigų reikėjo ir ta proga nepraleido šansų pasitarti ir su Stalinu, kuris greičiausiai gavo nurodymų atlikti dar daugiau plėšimų. Atrodo, kad Leninas labai aiškiai suprato, kad turi jam labai naudingą žmogų, kuris gali parūpinti finansų. Visiškai. Įrankį, kurį jis mano tikriausiai, kad valdo bent jau šią momentą. Taip, visiškai. Coso grįžo namo su galvoje gimstančių planų, kurio rezultatas nuvilnys per visą pasaulį. Tačiau iki tol reikėjo spėti su gyvenimu ir kitais darbais. 1906 m. kovo 15 dienos naktį, žvakių šviesoje, Josifas Džiugašvilis slapčia susituokė su Jekaterina Katos-Vanidze, aplink kurią suko sparną jau kurį laiką. Vestuvėse dalyvavo visi pagrindiniai vietiniai revoliucionieriai. Stalinas bent jau viešumoje buvo švelnus savo naujai žmonai, tačiau jo tikroji aistra buvo revoliucija. Nors Kato greitai pradėjo lauktis oficialaus Stalino pirmagimio, Soso pamirždavo ir žmoną ir atvykstantį vaikelį, kuomet išlėkdavo į miestą su savosiomis, revoliucinėmis visom fantazijom. Tai kartais reikšdavo ištisas savaitės nesimatymų. O jau po metų pasaulį išvys Stalino pirmagimis sūnus Jakovas. Bet nebuvo laiko šeimos reikalams dabar. Soso patraukė į Suchumi uostą išbandyti savęs dar vienos naujos veiklos planavime. 1906 m. rugsėjo 20 d. garlaivis Georgi Carevič keliavo iš Odesos į Batumį. Jis gabeno pinigus atlyginimams, sustodamas įvairiuose uostuose juos perduoti. Tuose stotelėse, konkrečiai Novorosijske, Suchumyje ir Naujajame Atose, laivo keleivius papildė bolševikų gangsterių grupės, slapčiai įsigabenę ginklus ir granatas. Iškart po vidurnakčio laive esanti 25 piratų grupė išsitraukė savo mauzerius ir granatas bei paėmė laivą įkaitu. Buvo liepta atiduoti visus pinigus. Kapitonui teko paklusti. Oficialiai laikraščiai rašė, kad piratai pavogė 16 000 rublių, tačiau greičiausiai buvo daug daugiau. Piratams buvo nuleistos gelbėjimosi valtys, kuriuose juos ir pavogtus pinigus į krantą nuplukdė paties laivo jūreiviai. Gavę dar ir po 10 rublių už savo paklusnumą ir gerą darbo atlikimą. Man sarmata, kad aš tik dabar supratau, kad jis jau šiandien, jam tinkamiausia karjera buvo su ta šluba koja ir su ta suvaryta ranka. Piratų būti jo. Visiškai. Man keiščiausia, kad toje situacijoje, kai tu pasako, taip išeitų, kad laivas neypatingai apsauga kažkokią. Ne, nes nieks nesitikėjo tuo metu, kad tokie bairiai gali būti. Kas galėtų norėti prieš laivą pilną pinigų? Pamiršo kazokus pašimti. Jo. Tai laivas galiausiai buvo paleistas į Batumį mandagiai, o kazokų paieškos buvo bevaisys. Ir jau čia suprato, bet vis tiek pasakysiu, spėkit, kas viską suplanavo. Leninas. Trotskis. Kiek? Dzeržinskis. Stalinas išbandė savo ranką ir piratavime jūrose. Lyg nebūtų gana, po šio apiplėšimo jis dar liepė nužudyti 7 iš apiplėšime dalyvavusių piratų, nes anie jam pasirodė nepatikimi. Darbo tiek nors sukis. Panašiu metu Staliną pasiekė žinios iš jo kontaktų banko pašte Tbilisyje. Į Tbilisiją atvyksta didžiulė siunta, galimai siekianti 1 milijoną rublių. Paskutinis darbelis. Tokia suma leistų Leniną finansuoti metus. Šveicarijoje galėtų gyventi savo. Idėja buvo tokia gera, kad Stalinas specialiai išlėkė į Berlyną pasitarti su Leninu. 1907 m. birželio 26 diena, 10 val. Ryto. Tbilisio Jerevano šiandien Laisvės aikštė.
Ūsuotas kavalerijos kapitonas ant žirgo flirtavo su 2 gerai apsirėdžiusiomis kvartvelėmis, mojuojančiomis kėtukais. Prie pastatų kampų būriavusi neramiai atrodantys jauni vyrai, o šalia esančią taverną užplūdo grėsmingai atrodantys ir gangsterius primenantys tipai. Visi šie žmonės buvo tarytum aktoriai scenoje, slaptai užsikišę ginklus ir besidairantys su konkrečiu tikslu į taip pat aikštėje kažko negero besitikinčius staro žandarus. Pagrindinė Tbilisio gatve, tuometiniu Golovinskio prospektu, turėjo atriedėti karieta apsupta sunkios kazokų sargybos. Pasirodžius pirmiesiems konvojaus ženklams, viena iš aikštėje buvusių merginų, Patsė Goldava, pasuko link šalia aikštės esančių Puškino sodų ir mojuodama laikraščių vienam ten stovinčiam vyrui riktelėjo. Pradedam! Gavę savo signalus, iš jau minėtos tavernos pradėjo lysti perkūdę, tačiau grėsmingai atrodantys vyrai, visi slepiantys pistoletus. Jie buvo priskirti prie aikštėje budinčių žandarų ir kazokų grupelių. Galantiškas kavalerijos kapitonas, jojantis žirgo aikštėje, buvo nekas kitas, o Stalino sėbras ir kvintesencinis gangsteris Kamo. Užšokęs ant arklio, jis tiesiog įžūliai pasuko link artėjančio konvojos. Konvojų be 6 kazokų, jojančių iš visų pusių, sudarė 2 karietos. Viena su brangiu kroviniu ir 2 valstybinio banko darbuotojais. Kita – fajetonas pilnas policininkų ir kareivių. O ne. Stalinui saugotis reikia. Konvojus priartėjo prie aikštės. Dar vienas signalas. Vienas iš aikštėje stovinčiųjų numeta savo laikraštį ant žemės. Visi konspiratoriai išsitraukė savo obuolius, kurie į Tbilisį buvo įvežti slapčia paslėpus sprogmenis didelėje sofoje. Po tiesiog kurtinančio, visą centrą sudrebinusio sprogimo, kai kuriems priminusio žemės drebėjimą, išdaužusio langus nemažoje prospekto dalyje, Tbilisio centrą nudažė arklių ir žmonių gabalai ir viduriai, išsilakstė į visus šonus. Granatas konspiratorių rankose pakeitė šaunamieji ginklai. Netikėtai prigauti kazokai ir žandarai krito sužeisti arba bėgo į priedangą nuo švino audros. Konvojus, žinoma, visiškai sustojo. Visi arkliai ir žmonės atrodė neutralizuoti. Grupeliai banditų puolė prie karietos su pinigais. Tačiau vienas žirgų buvo pražiūrėtas. Jis staiga pasikėlė ir apimtas panikos šturmavo iš gatvės tolyn prospekto, taip neleisdamas plėšikams susirinkti visko iš tos karietos. Bet vienas iš konspiratorių vardu Bahua Kuprešvilis buvo greitos reakcijos. Pamatęs sprunkantį arklį, jis staigiai patraukė link jo, traukdamas iš kišenės dar vieną obuolį. Nepaisant rizikos susprogti pats. Sugebėjo sprogmenį pamesti po judančio arkliu. Sprogimas šįkart ištaškė arklio vidurius bei nutraukė kojas. Pats Kuprešvilis gerai paskrido pagautos sprogimo bangos, bet konvojus dar kartą buvo sustabdytas. Kitas plėšikas greitai šoko ant karietos ir pradėjo traukti pinigų maišus. Tačiau kam tos pinigus atiduoti? Visame chaose planas pakibo ant plauko, o dar iš visų pusių pradeda į centrą lėkti pastiprinimas policijai. Velniai šį kartą šypsojosi. Iš neaišku kur išlindo kavalerijos kapitonas Kamo su policijos fajetonu ir šaudydamas iš visas pusės iš mauzerio. Prilėkęs prie maišus ištraukusio bendrininko viską susimetė pas save į vežimą. Iškart pradėjo lėkti nuo miesto centro į safe house'ą, kur būtų galima paslėpti pinigus. Į paint spray. Pirmo, tada įsiklausiu. Pakeliui prieš save pamatė atlekiant į kitą policijos fajetoną, šį kartą tikrą, kuriame buvo policijos vado pavaduotojas Balabanskis. Pralėkdamas pro jį, uniformuotas Kamo riktelėjo. Pinigai saugus, lėkit į aikštę. Kamo tiesiog su pinigais atlėkė į saugų adresą, kuriame grobis buvo iškrautas. Laimikis apie 250 000 rublių. Beprotiška suma, tebūnie nors ir ne milijonas. O Balabanskis, gavęs raginimą iš uniformuoto vyro policijos fajetone, taip ir padarė, nulėkė į aikštę. NPC Oblivion muzika.
Nebuvo priežasties tuo momentu kažko abejoti, chaosas ir taip toliau. Tačiau aikštėje pinigų vežimo jau ir vėžiais ataušę buvo. Pats Balabanskis apgaulę suprato tik kitą dieną. Po dušo. Ir neapsikentęs gėdos po tokio apsikvailinimo jis greitai po šito nusižudė. Žinios apie Tbilisio apiplėšimą apskriejo visą pasaulį. Britų Daily Mirror rašė apie Tbilisį užklupusį bombų lietų, o šiaip jau prancūziškai išradingas paryžietiškas laikraštis Le Temps rado tik vieną žodį savo antraštėje – katastrofa. Lakoniškas aprašymas, bet turbūt nesantis taip jau toli nuo tiesos. Įvairių šaltinių duomenimis apie plėšimo metu žuvo bent 40 žmonių, daugiausiai nekalti praeiviai. O likę gyvi ar prisijungę pažiopsoti viskam pasibaigus, turėjo šansą stebėti makabrišką katafalką, rankiojantį ir vežantį kūnus, o daug dažniau tiesiog išsidrapšiusias jų dalis iš miesto centro. Tbilisyje valdžia sukėlė visas tarnybas ir pajungė visus egzistuojančius protokolus, siekdama pagauti kaltininkus. Tačiau tai nedavė jokių rezultatų. Nepaisant to, kad vos ne metus iki tol caro valdžia tikėjosi kažko tokio Tbilisio centre. Vienintelė viltis buvo tame, kad pasirodo, kad dalis pavogtų kupiūrų buvo žymėtos. Pajungus bendradarbiavimą su užsienio policija, ateinančių metų bėgyje pavyks pagauti kelis bolševikus ir gangsterius pakišusius kupiūras ne ten, kur reikia – Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos ir Prancūzijos miestuose. Tačiau anokia čia paguoda, nes pagrindinis rezonansinio globalių mastų apiplėšimų planuotojas ir organizatorius, pagal legendas net numetęs pirmąją bombą, buvo laisvas kaip vėjas. Josifas Džiugašvilis ištisus dešimtmečius po šio įvykio mėtys pėdas dėl savo dalyvavimo amžiaus apiplėšime Tbilisyje, tačiau tiems, kam reikėjo, žinojo kas ir kaip, o vėliau paviešinti įslaptinti dokumentai viską tik patvirtino. Josifas Džiugašvilis buvo bene didžiausio to meto banko apiplėšimo pagrindinis autorius. Jo reputacija bendražygių tarpe kilo kaip gera amerikietiška raketa Teksaso popietės danguje. Nepaisant nesėkmės su žymėtomis kupiūromis ir bendrų įvykio pasmerkimų socialdemokratų judėjimų tarpe. Pradedama murmėti jau net ir Kaukazo Lenino pravardė, o didžiausi būsimojo tirono darbai buvo dar prieš akis. Bet čia su kapšą pinigų pasigriebusiu euforijoje esančiu Josifu Džiugašviliu atsisveikinsime iki kito karto, kur bus dar daugiau galvą sukančių konspiracijų ir intrigų. Šiandien jį paliksime kaip silpną ir iš sunkios padėties išsikapanojusį self-made man, jau tapusį nuožmiu ir brutaliu politiniu operatoriumi. Kitą epizodą operatorius tęs savo kilimą brutalios karjeros laiptais. Wow, Aivarai, čia buvo, galėtų čia ir baigtis visa istorija. Čia buvo tiesiog apie didžiausią apiplėšimą. Priplėšė pinigų, pabėgo į Kubą ir toliau pasigyveno. D.B. Cooperis. Tik ta rytų versija. Ir tiek ir užtektų. Ačiū, aš tiek detaliai, gal kiek esu klausęs ir skaitęs, turiu kažkokį suvokimą apie Staliną, manau, neblogą, bet šiandien daug detalių buvo nauja. Aš žinau, kad daug detalių turėjai palikti nuo šaly. Labai knygą daug. Tą paskaityk, kada nors. Būtinai, ką darysiu, tai po savaitės idėjų kompostą paklausysiu, ten daugiau apie ir vaikystę, ir paauglystę jo bus taip, bet iš viso to, ką pasakoji, tai labai įdomu, kaip toks trapus iš dalies žmogus, atrodo, bando įrodyti priešingai tam savo trapumui, kad jis kaip tik yra pats gyviausias, revoliucionieriškiausias, labai sunku žodis, žmogus, koks gali tam regionai pasitaikyti per, nežinau, kiek šimtmečių turbūt, pats įtikėjęs savo tokią misiją. Ir tie visi mafijos metodai ir viskas, atrodo, kad jis net, dabar aš net esu kaip ir suglumęs, koks, jeigu nežinočiau visos pabaigos istorijos, kuo jisai taps, aš net bijočiau turbūt, kas įvyks. Ir mano baimė būtų visiškai pagrįsta, žinant, kas įvyks. Man įdomu, kaip, pavyzdžiui, šiais laikais reiktų pasirūpinti, kad tokie žmonės neiškiltų ir kaip pasirūpinti, ar jis yra savalaikis toks produktas ir ar šiais laikais tai negalima. Bet visa šita metamorfozė nuo pradžios iki to, kur šiuo metu esam pakibę ore labai smarkiai, kaip kūnų dalis toje aikštėje, baugu yra, kiek vienas žmogus gali nueiti per sąlyginai trumpą laiką ir kiek žmonių jis paskui save gali tempti į tokį darbų būsimą. 30 nėra. Tai va, o ką mes savo gyvenimais darome, ne?
Tikrai, taip, tai irgi ačiū Aivarai labai. Ir aš nemilos nieko nežinau apie Stalino jaunystę, apart miglotai kažką girdės apie plėšimą. Tai, pavyzdžiui, vien tas faktas, kad jis buvo oratorius kažkuria prasme, man yra visiškai absoliuti naujiena. Aš net kažkaip miglotai atsimenu, kad per Antrą pasaulinį karą, kai kalbėjus per radiją, labai neįkvepiantis tie dalykai buvo. Tai net keista, bet klausantis atrodo, kad, žinoma, jo iškilimo į viršų istorija tokia, labai jo paties vesta yra, ne, bet kaip Polai užsiminė, kad yra tas laiko produktas, nes ką aš girdžiu tai, kad atsirado naglas protingas banditas visiško chaoso vietoj. Rusijos imperijų, kuri absoliučiai neturi jokių svertų suvaldyti organizuotą nusikalstamumą kažkokiam revoliuciniam idėjom ir atrodo, kad tiesiog lūštančio namo sklepe atsirado gudri žiurkė, kuri pradėjo kilti labiau link miegamoje, ne, ir galiausiai išmetė iš ten. Nelyg Rusijoje in the 90s. Jo, visiškai tas pats motyvas. Ir kartu klausant, aš galiu labai suprasti, kodėl labai dažnai romantizuota yra pati revoliucinė gyvenimo patirtis, bet man kartu atrodo taip šlykštų tas faktas, kad nuo pat pirmų dienų tie neva žmonės, dėl kurių tos revoliucijos yra daromas, yra visiškai niekam neįdomus. Yra svarbu palaikyti savo organizaciją per kitų galvas. Ir tai labai atsispindėjo galiausiai tuo vėliau, kuo ir tapo stalinistinė Rusija, kur viskas yra vardan organizacijos, o tas proletaras ar žmogus yra visiškai nusišikti. Ir taip anksti gali matyti, šitą aišku, kai retrospektyviai žinai, bet taip anksti šitie yra šitas sėklas pasėtos, kad žinau dabar yra, kad tai nebuvo kažkoks nutikimas nutikęs po revoliucijos, kad tai buvo užprogramuota realiai pačioj viso šito pradžiai. Tai dėkui, Aivarai. Kaip aš laukiau šito epizodo, šita serija pagaliau prasidėjo su tokiu tikrai kokybiškai pravestų pasakojimų. Sunku kažkaip dar ir atskirt, klausytojai labai verta laukti, kai išeis idėjų kompostas, nes ten irgi ženklus svarbus tas laikotarpis. Formavimosi metai, žinai. Ir negalėjau negalvot, kad vis jo gyvenimo eigoj sugrįždavo kažkokia, tai atrodo, rimavosi su kažkuo kitu, kas anksčiau jo gyvenime įvyko. Tas smurtas, pavyzdžiui, kurio jis patyrė tiek daug labai anksti, jis sugrįžo intensyviai ir spartėjo. Užeina mintis, kuriuo momentu obuolys buvo jau perdėm supuvęs. Kada jis buvo jau negrįžtamai susiformavęs, taip kad jau jis buvo neįmanoma jau buvo išgelbėti, nes jis realiai, atrodo, niekom netikėjo. Kažkuriuo momentu jisai nustojo tikėti, bet kokiom idėjom, atrodo, jam buvo svarbu, kaip sakai, galia tik tai. Labai džiugu, kad pagaliau išeina ir apie šitą veikėją seriją, epizodas už tai, kad mano manimu, tam tikrą prasme atrodo, kiekvienas išsilavinęs žmogus mūsuose turėtų bent jau bendra prasme žinot ir suprast, kas jis buvo. Kaip ir tokiam šūdo gabalui priklauso, kompostė atsidurs. Kuriuos, vėlgi, galėsit puikiai rasti pas mus Patreon'e ir Ko-fi. Persikeliam pilnai, prašau, užeikit, rasit daug papildomos medžiagos, rasit po savaitės. Ateikit, užeikit, daugiau mūsų linksmiau, taip tuštoka, persikraustėm, laukiam jūs. Šaltas, spalis prasidėjo. O jeigu niekada nebuvot ir svarstot, ar reikėtų, tai reikėtų, nes ir renginių turėsim šį rudenį žiemą ir papildomą turinio gausit, kurio jau tikrai nebuvo ankstesnėse platformose, kurių net nereikia minėti. Labai lauksim jūsų. Kuo daugiau komentuokit, tenai sukurkim per naujo dalykus vietose, kurios nėra šiukšlynai. Gerai, ačiū visiems. Teikit pas mus į Patreoną ir Ko-fi. Ir iki kito karto. Ačiū. Iki. Ačiū. Ir dideli seksualūs ir prakaituoti ačiū yra siunčiami mūsų ištikimiausiems, greičiausiems ir, nežinau, stipriausiems gerbėjams jau perėjusiems į Patreon ir Ko-fi platformas. Tad tarėme didelį ačiū. Dėdei Gyčiui, cypiančiam klaviatūros džiaugsmui, Šinį, Justinai, Sigitui Plė, ačiū, perbėgau ir aš. Šaunuolis. Malodės. Spėj. Donatai, Sigitai, Skirmantei, aš esu Egliai, Matui, Martynui, Pankotui, Pankotai, Tomui, Nuogai Morkai, Astai, Phantom Ed, Ugniai, Šmikio žydroms akims, o ir čia pasirodė, Monikai ar Monikai, Pauliui, Rimai, Justui,
Vilmai, Daivai, Sneaky Breaky žmona neleidžia pirkti sodybos. Gaila, nu. Sturgeliui, Saidai, Deivui, Indrei, Mindaugui, Rimantui, Tomai, Justinui, Lukui, Užpenčių žulintojui, Rokui, Doviliai, Ptišč, Jay-Z. O taip pat Didžiulis ačiū visiems tiems pionierams mūsų naujose senose platformose. Dėkui Mariui, Gvidui, Ernestui, Algirdui, Mantui, Justui, Ryžo mamai Agnei, Gyčiui, Dianatlovo Meškutės Sekai, Mindaugui, Birutei, neskleiskit čia erekcijų. Sveikas sugrįžęs. Plikė plaukuotukas, a.k.a. kas tau yra, man atrodo. welcome back. Girdėti. Rūtai Žaliai, Evaldui, The Pisuokliui, Antanui, The Pisuoklis. Not just a pisuoklis. The Pisuoklis. Raganų Kraujui, Ugniai, Ovidijui, Ausies skausmui, Tadui, Pirk Mazdą, O iš karto. Greit skelbimai atsidarė. Ramoniai Pievai, Zabirkai, Daktarai Dėdei Meškai, Irmantui Giedrui, Mičigo, Lauro Lapui, Tadu Kasui, Žydrūnui, Krapui tarp dantų, Sonatai, Behemoth on Lexa Pro. Čia kokie vaistai. Panašu. Baronas Nao 1, Linui, Justeinė, Vnarčikui, Brisiui, Pasaulio Bambai. Brisis grįžo kažkuriu būdu irgi. Jis never Gal left. patys prisižaidė. Galingesnis nei bet kada anksčiau. O taip pat Aušriniai, Arminui, Nedui, Pauliui, Indrei, Ignui, smirdinčiam močiutės diržui. Sveiki! Hey, Topical. Makes Topical. sense. Taip, Makes visiškai. Renatai, Egliai, Ground Control To Major Tom. Iš pionierių. Karolinai, Pelėdžiukom, Tomui iki Patreonė jaugi. Oh yeah. Ievai, Igniai, Rimantei, Andriui, Sauliui, Inosferatum, Rasai, Žilvinui, Doviliai, buvusiam Contribui direktoriui. Sveiki! Šį kartą gal susimokės. Čia ne pinigų. Tomui, Mantui, Ievai, Adomui, Meškaugiai, Agronoms, Giedrai, Inetai, Gžegoš, Sau, Jūri, Rezidentui, Domantui, Gelmipsonui, Šiurpiai, tyliai. Masonų ložės valytoja ieško vyro ir darbo 1482 ir... O taip pat UFO neegzistuoja, atsiprašau Tomai. Ir Žvengalas. Tu ten žinai, baisiai. Giedriui, Tranzistor Sigil, Davidui, Saint Ingridai, Aleksui, Gailiai, Tadui, Knygų Drakoniai, Martynui, Barborui, Ufonautui, sveikas sugrįžęs, Meškutei iš Šveicarijos. Čia su Leninu kažkaip susiję. Remigijui, Giedriui, Egliai, IQ kovoms, a ne, ta prasme, taip jau tiesiai varom. Pohai, kas skaitys Žemaitaitis, vis tiek gaidys! Tai nėra rinkiminė agitacija už nieką, jau ką nežinau, kada išėjai. Ar prieš kažką? Johnny Bravo, Petras Gražulis iš Gargždų, Okay. Lukui, Henrikui, Agniai, Karoliui, Lietusiui Debesiui, Analizui Indeliui, Nerijui, Irmantui, Brėkštančiai Trydai, sveiki, Nepalieka labai gerai. Tomui, Giedriui, Margaritai, Aidui, Pachmeliauskytį ir Samagono Žirgui, na, kaip smagu matyti, Igiui G, Ramintai, Bartui ir, žinoma, Lukui. Ačiū. Ačiū. Ačiū visiems, kurie pasirodė naujose platformose. Lauksiu visų kitų. Jei. Mua.